Žilvinas niaurus toks. Kodėl? Nežinai. Mylimas, nerūstauk, juk neamžinai. Kregždelė jis kristų, plauktų į gulbe. Vyras nebedrįsta Eglės atkalbėti. Ir vaikus jie veda žemint per marias, ir sugrįžti žada, kada jis norės. Žilvinas neširsta, mąsto neramus, Eglei kaip užkirsti kelią į namus. Eikite, nesvarbu, sako, ryt, poryt, tik pirma 3 darbus duosiu padaryti. Kur pieštai eglužė, sudėvėk jas, o kai bus aplūžę, gausi vėl naujas. Žilvinas tai žino, Eglė nusivils, kurpės geležinės niekad nenudils. Jau ir Eglė mato, jų nesudėvės, nors ir 100 metų jas kasdien avės. Pamary žiniuonė, žinoma seniai, Eglė siunčia ruonį, ką patars jinai. Mins jas be galo, sako, nepadės, kol ant prie kalo kalviai pagrūzdės. Ruonis prie tos kalvės nuplaukė ir iš čia, kalvis raudongalvis jai padėjo čia. Žilvinas neširsta, mąsto neramus, kuo būdu užkirsti kelią į namus. Duoda jai kuodelį, balzgani šilkai, lyg pirmų gaidelių jį suvert niekai. Bet šilkai nemašta, naktis, dienos 3, kas padės šią naštą nuo pečių nurist? Eglė siunčia ruonį, tegu sužinos, te paklaus žiniuonės raganos senos. Susikurk ugnelę, patarė jai tą, mesk ją kuodelį ir bėda baigta. Eglė tik pamatė baigiant šilkui degt, kaip ugny gyvatė raitės juoda. Vyras kitą dieną kągi bedarys, duoda jai dar vieną darbą padaryti. Išsikep ragaišį, neik bejotinai, kokios būtų vaišės, juk pati žinai. Indai kur nudėti, suslėpti giliai, tik tai vienas rėtis kėpso nuošaliai. Ėmus rėti šitą, kiaurą nemažai, reikia išmaišyti ir iškept gražiai. Eglė nesikrimto, greit išsivaduos, senė metų 100 patarimą duos.